štai ir mes vėl prie dangčio. Nusprendžiau įsigilinti tą problemą, kodėl sankaba barška, nežinau ar minėjau, bet barška jinai. Ir dar prie to pačio tą sanliką pasikeisiu. Nutariau netempt gumos ir geriau dabar pasidaryti negu vėliau, dar vėliau kažkas rimčiau bus. Nusiėmiau tą dangtį, nežinau, nematau aš čia nieko, kas čia galėtų barškėt. Tipo, va. Dabar negaliu parodyti, bet tas išorinis krepšas juda biškai pirmyn atgal. Taip turi būti, nežinau. Ką žinau, ardom sankabą, žiūrim, kas čia gali būti blogai. Čia kaip gerai atrodo. Reiks pažiūrėti diskų storį, gal jau išsidėvėję. Jei ką pasikeisiu ir jaučiu prie to pačio jau tikrai eisim šitą salniką keisti, nes man atrodo jis turėtų antrai būti įdėtas, kad šitą plokščioji pusė į vidų, o čia priešingai įdėta. Gal dėl to dūmė žiauriai daug ir galbūt degina tepalą, neįsivaizduoju. Nu ką, ardom daugiau ir žiūrėsim kaip čia bus. Išėmiau diskus, tai va šitas išorinis krepšas juda biškį. Tai nežinau, čia taip turi būti. Reiks dar diskus pažiūrėti, nes nežiūrėjau, tai kiek atsimenu, metaliniai turi, ploniausi kokie gali būti yra 0,15 mm, o frikciniai 3,6 mm, tai reiks pažiūrėti. Ir spyruoklis irgi reiks patikrinti. Ten, jeigu ilgesnis už tram milimetrų, jau kaip ir blogai. Nuėmus visus šitus krepšus, kliba visas šitašis pirmyn atgal. Bet nežinau, ar šitame gali būti bėda ir galbūt jin taip turi judėti. Net neįsivaizduoju iš tikrųjų. Šiaip ne taip, su sijomniku nuėmiau aš šitą bosą variklio, galim vadinti. Sunkiausia dalis, kuri ardos. Matos, netgi kaip užkepęs buvo. Tai pasikeisiu salniką ir tada eisiu vėl viską iš naujo. Rinkt sankabą ir gal nebebarškės, plus galbūt teplo nebėjęs, jeigu ėdė. To nežinau, bet dūmindavo labai. Tai žiūrėsim. Nebuvo jokio šplinto. Ir čia va matos, kur jisai sukos rotonto alkūnės ir šitoj vietoj jau griovys net pasidarė, su pirštu jaučias. Neįsivaizduoju aš, kaip čia taip reikia rinkti variklius, bet matomai įmanoma. Tai nežinau, dėsiu šplintą ir galbūt bus gerai. Susirinkau tą dangtį aš jau, nefilmavau, nes ir jūs jau matėt viską ir šiaip ten nieko įdomaus. Plius dar nervuotas jau buvau, ilgai ten knisaus. Tai užsikūriau jį, ten važiavau pasivažinėti, kaip varvėjo iš to duslintuvo, taip ir varvėjo toliau. Sugalvojau pradėti karbą reguliuoti, ten žiklerius biškį dydžiais keliais pamažinau. Toliau testavau, vis tiek varvėjo. Nusprendžiau pažiūrėti, ar bakelis pats nėra užtukęs ir galbūt iš jo tiesiog pučia ten lauk viską ir nemišiniai bėda yra. Va toks va vaizdas, atsukus bakelį. Bėga, net neaišku kas čia. Lyg tepalas, bet ir balto yra. Nesuprasi čia. Reiks bandyti bakelį iškaitinti, gal iš čia užtukęs yra, nes lyg tai šitas bakelis nebuvo kaitintas, nes čia ne nuo to duslintuvo, bet ta puslė buvo jau kaitinta. Bet iškaitinsim dar antrą kartą, gal bus efektų kažkokių, ir tikiuosi nebevarvės iš to duslintuvo.
Nes čia labiau atrodo, kad ne dėl mišinio, kad tas užsikišęs buvo ir viską lauk išputinėdavo. Nežinau, pažiūrėsim, kaip čia gausis. Varom.